nesistumdo. Pašalpo šiandien turi duoti. Pašalpo visiems. Nenervinkit. Gerą dieną, mėly Lietuvos bedariai. Labą dieną, tamsta. Mėly bedarbiai, turiu blogų žinių. Šalyje nedarbas sumažėjo 0,37%. Darbo liko žymiai mažiau. Pas ką čia skamba? Von. Von! Teisingai! Žmogus turi mobilų telefoną ir jam dar darbo reikia. Matai, tokį pakratytum, tai ten ir aukso, ir visko rastum pas tokį. Svoločius. Svoločius visiškai. Nei sarmatas, nei sąžinės pas suka. Šefas, atsiprašau, o pašalpas šiandien mokės, ar mums nelaukt? Gerbiamasis, ar jūs žinote, kaip yra nemandagu pertraukinėti žmogų darbo metu? Ach, tu išgama! Tu eik pasiskaityk iškabą ant durų! Čia yra darbo birža, o ne buhalterija, kad tu pinigus dalyti! Von! Aliavot laikai, a? Nieks dirbt nenori, a pinigų visi gauti. Tik pirmin. Ir kur mes rytamės? Tai va, reiškia taip, mėsos kombinatas prašo 2 žmonių. Mes! Užimta. Aš ten jau savo brolį ir švogerį pasiunčiau. Taip, mokesčių surinkėjai stovėjimo aikšteliai. Mes! Užimta. Ten irgi mano žmonės dirba. Visur reikia gerų žmonių. Taip. Radijas ieško... Radijas ieško didžėjų. Radijas neįdomu. Šnekė, nieks tavęs nemato. O, apsaugos firma Fuck Security. Ieško žmogaus apsaugai. O, apsauginiais. Čia jau įdomu, mes jamam šitą darbą, ponė. Bet ten reikia vieno žmogaus, kurį įforminam. Mes galim ir abudu nueiti. Abudu? Mes algą pasidalinsim, dirbsim neblogiau negu vienas. Aš šitą ką reiks daryti? Nu, reikia saugot vieną pagyvenusią verslininką, kiek žinau. Kad ten daryti, tai vietoj pasakys. Ačiū. Ačiū, ponė. Ačiū. Iki malonaus, ponė.